Visi žino, kad Audi nėra mašina, bet iš ko kilo ši frazė? Pradėkime nuo senų variklių. 2 litrų TFSI. Gražūs skaičiai, gera trauka, bet realybėj alyvos deginimas, silpni stūmoklių žiedai ir greitai besitempiančios grandinės. Važiuoja? Taip. Ilgai be investicijų? Ne. Tada ateina 3 litrų V6 TDI. Variklis, kurį pamatę mechanikai, tiesiog atsidūsta. Kodėl? 4-5 grandinės, visos variklio gale. Kad jas pakeist, variklis traukiamas lauk. Čia ne jei suges, o kada. Nuo 2000-ųjų Audi tapo ne transportu, o sistemų rinkiniu. Multitronic, S-Tronic, elektronika ant elektronikos. Sugenda ne detalė, sugenda modulius. O modulius dažniausiai neremontuojamas, o keičiamas. Sąskaita dažnai nuo 2000 ir aukštyn. Ir čia skaudžiausia vieta. 80-ųjų, 90-ųjų Audi buvo paprastos, mechaninės ir tapo ralio legendomis. Quattro tada buvo technologija, dabar dažnai marketingas. Todėl žmonės ir sako, čia nebe ta Audi. Audi nėra bloga, ji tiesiog nėra paprasta mašina. Tai sistema, kuri reikalauja pinigų, priežiūros ir supratimo, ką perki. Jei nori legendos, pasižiūrėk į praeitį. Jei vairuoji dabartinę, vežiok bulves toliau arba palik komentarą.